Sveiki draugai, šiandien sužinosim, kasgi laimėjo lituoklį, bet visų pirma noriu pasidžiaugti ir padėkoti jums, kad mano prenumeratorių gretos pasiekė 500 ribą. Kirto 500 ribą prenumeratorių, ačiū didelis dėkui visiems, kas mane stebi, kas mane prenumeruoja, didelis dėkui, šitas skaičius tai čia jūsų nuopelnas. Ir 500 riba yra ta riba, nuo kurios jau galima pasirašyti pirmą partnerystę su YouTube. Teoriškai, kodėl teoriškai? O teoriškai todėl, kad dar trūksta man surinkti 1700 valandų peržiūros. Tai su mano tiek vaizdo įrašų, kiek aš esu nedaug išleidęs, tai yra praktiškai neįmanoma padaryti. Bet kuriuo atveju didelis dėkui jums ir stengsiuosi toliau nenuvilti jūsų savo naujais video. Stengsiuosi pradžiuginti ir toliau. Tai vat, šiandien sužinosim, kas laimėjo lituoklį. Tai kai aš galvojau sukurti šitą prizą, padovanoti lituoklį, aš negalvojau, kad tiek daug atsiras norinčių laimėti. Nes aš atsiminiau savo pirmą, kai dovanojau sulituotą Cool Grill kartridžą, dovanojau, tada norą pareiškė tik tai vienintelis žmogus. Tai tada net ir burtų jokių neprireikė. O dabar, už ką turiu padėkoti dar be abejo ir Bitplakiui, kad norinčių net 28 žmonės pareiškė norą lituoti, o vienas net ir virinti. Tai čia buvo geras bairis. Tai 28 žmonės net, tai dabar sužinosim, kas laimėjo lituoklį. Atsižvelgdamas į tai, kad norėdamas paskatinti tuos, kas patys pirmieji pareiškė norą lituoti, pareiškė norą laimėti šitą lituoklį, patys pirmieji, nepraėjus net valandai po video įkelimo į YouTube, tai patys pirmieji 2 žmonės buvo Memelvar ir Mr. DJ Kuzma. Tai aš noriu paskatinti tuos, kurie patys pirmieji pareiškė norą laimėti. Pats pirmasis pareiškė tokį norą laimėti Mr. DJ Kuzma. Tai jis turės vietoj vieno lapuko su savo vardu 3 lapukus. 3 lapukus su savo vardu. Štai. O taip matysis. O Memelvar antrasis buvo. Tai jis turės 2 lapukus su savo vardu vietoj 2, vietoj 1. Visi kiti po 1 lapuką turės, po 1 šansą. Kuzma 3, Memelvar 2, kad paskatinti tuos, kurie patys pirmieji pareiškė tokį norą. Nepykite, aš čia taip sugalvojau. Dabar visus lapukus suviniosiu, sudėsiu į skrybelę ir ištrauksim vieną nugalėtoją. Štai visi dalyviai štai čia. Sumaišau. Viską sumaišau. Ir ištrauksim vieną, kuris nugalės. Tarkim, šitas. Taip, ir lituoklį laimėjo. Štai šitas narys, MA_I, aš čia neištarsiu, pažiūrėkit patys. Štai jisai laimėjo lituoklį. Dabar tu turi nuo šito video pasirodymo apie konkursą rezultato 2 paras, kad parašyti man ir pareikšti norą, kaip atsiimti prizą, susitarsim, tada turės įrodyti, kad čia tavo kanalas ir susitarsim, kaip atsiimsi prizą. Susitarsim, kaip atsimsi prizą. Bet tu turi 2 paras nuo video pasirodymo, kad tai parašyti. Kodėl aš tai padariau? Dėl to, kad galbūt buvo tokių žmonių, kurie netyčia užtaikė ant šito video, parašė žinutę, norėdamas sudalyvauti ir užmiršo apie ją ir laukt reiks, neaišku kiek, kol jisai atsiras, tai tau duodu 2 paras po šito video pasirodymo, kad pareikšti norą į savo prizą. Parašysi man elektroniniu paštu, aš paliksiu aprašymę, taip pat visus kontaktus galima rasti mano kanale, užėjus informaciją. Tai mano e-mailas yra ltluigi.lt@gmail.com, paliksiu nuorodas, bet visos nuorodos yra, kaip sakiau, mano kanale. Taip pat galima mane surasti Facebook'e, Luigi dirbtuvė. Vėlgi, nuorodas paliksiu, parašykit e-mailą arba į Facebook'o messengerį, kaip patogiau, ir susitarsim, kaip atsimsi prizą. Dabar be pačio lituoklio aš sugalvojau padovanoti dar konstruktorių.
Čia yra konstruktorius radio imtuvas, čia yra plokštė, visos reikalingos detalės, kad surinkti šitą radio imtuvą. Tai vat kas, nes buvo tokių, kurie nemoka lituoti, tai vat bus puikiai pamoka išmokti ir susilituoti savo prietaisą. Tai vat aš manau, bus puikus toks konstruktorius, tiems, kurie nori pasimokinti lituoti, susirinkti, va šitą radio imtuvą galėsit. Čia yra schema, visos reikalingos detalės, plokštė, tiesiog reikės viską susilituoti. Tai va šitą pridedu kartu. Ir atsižvelgdamas į tai, jeigu nepareikš norą, neparašys man nugalėtojas, aš išrinksiu dar 3 tuos, kurie jam nepareiškus noro atsiimti savo prizą, tie 3 galės taip pat laimėti visą šitą prizą, vienas iš tų 3, kuris pats pirmas parašys. Jeigu neatsijims šitas žmogus, tada aš savo YouTube kanale parašysiu žinutę, kad taip ir taip, bendruomenės žinutė, kad neatsijėmė savo prizo ir tada galės pirmas, kuris parašys man iš tų 3, kuriuos dabar ištrauksiu, galės jisai vienas iš jų laimėti, kuris pats pirmasis po to parašys, bet pats pagrindinis nugalėtojas yra šitas. Tai dabar ištrauksim vieną. Štai pirmasis iš tų atsarginių 3. Pirmasis iš atsarginių 3 yra šitas. Taip. Antrasis atsarginis nugalėtojas yra šitas. Ir trečiasis atsarginis nugalėtojas Aurimas Venskus. Štai, jeigu neatsiims šitas žmogus, tada vienas iš jūsų, kuris pirmasis parašys, galėsit laimėti. Tai va tokios žinios. Ačiū visiems, kas dalyvavote, kas stebėjote mano kanalą. Ačiū visiems, taip pat noriu padėkoti Patreon nariams, kurios aš turiu 2. Ačiū jums už tai. Trumpai apie lituoklį dabar. Trumpai apie lituoklį. Lituoklis Pan Pencil. Kas jį mato pirmą kartą, aš trumpai parodysiu, kad galbūt nugalėtojai bus taip. Anglis įsideda, su šito varžtu galima jį privežti, kad jis neiškristų. Toliau jį galima užmaitinti 2 būdais. Tai yra čionais, per šitą lizdą, čionais pasijungia 20 V 3 amperai, per paprastą maitblokį vidury pliusas, išorėj minusas. Arba per Quick Charge lizdą, bet čia geriausia, kad palaikytų jūsų maitinimo šaltinis 20 V 3 amperus. Visą tai rašo ant maitinimo šaltinių. Va tarkim toks maitinimo šaltinis, jisai palaiko 20 V ir iki 3 amperų prie 20 V, su tokiu jisai puikiai veikia. Tai va su tokiu maitblokiu pakrovėju nuo telefono jį galima puikiai pajungti. Jūs jį pajungėt. Čia iškart matom kampe, kiek voltų jis pasiėmė, matom, kad 20 V pasiėmė. Tada tiesiog spaudžiam šitą ir jisai pradeda kaist. Lituoklio angalyje yra termodaviklis, tai yra jis tiksliai žino, ties kokia temperatūra dabar įkaitęs. Ir kai jisai įkaista, štai viskas, jis jau įkaito iki 300 laipsnių, toliau su minuso pliuso mygtukais galima reguliuoti. Daugiau arba mažiau temperatūros duoti. Galima padidinti arba sumažinti temperatūrą lituoklio. Taip pat yra šitas mygtukas, jeigu laikot, aktyvuojasi turbo režimas. Turbo režimas reikalingas tada, jeigu lituojate labai didelį poligoną, kuris labai sugeria šilumą gerai, greitai ir tada sunkiai lituojasi, tai yra turbo režimas, galite aktyvuoti maksimaliai galios lituodami. Taip pat jisai palaiko užmigimo funkciją, tai yra, kai jūs nelituojate, jo nejudinate, padedate ant stalo, jisai po kurio laiko užmiega ir sumažina temperatūrą iki 100 laipsnių. Nu arba kiek nustatysite, nes visi nustatymai keičiami lituoklio meniu. Taip pat po kažkiek laiko jis gali išvis išsijungti, vėlgi visi nustatymai keičiami. Bet apie šitą lituoklį yra daugybė video angliškai ir ne tik angliškai, tai... Bet to, jeigu turėsite problemų su to lituokliu, parašykite man, aš jums padėsiu. Tai vat,
trumpai apie lituoklį. Tai ačiū visiems, kas dalyvavo. Ačiū visiems, kas stebėjo, kas stebi mano vaizdo įrašų, kas laukia mano vaizdo įrašų. Ačiū jums visiems, didelis dėkui ir iki kitų sutikimų. Ir tam, kas laimėjo lituoklį, palinkėsiu kaip visada, nelydime toliau nelaido. Iki draugai.